Sveiki visi, čia su jumis yra Braineris ir aš žaidžiu kitame serve. Va, matot, kaip servas vadinasi, MC Slime. Nes, tiesą sakant, man MC dinastis jau šiek tiek atsibodęs yra. Nes aš ten grinai kiekvieną dieną prisijungiu ir žaidžiu. Tai noriu kitokiame serve žaisti ir dar plus aš ten esu kaip ir noobas. Galėčiau, bet gerai, aš pasakysiu dar vieną dalyką. Ir pirmame video matėt, kad aš neėjau į PvP areną, nors buvau prie PvP, var PvP, bet ne pačioj, net ne už tos raudonos juostos. Tai, bet aš nusitelinau į savo draugo, kaip galim skaityti kaip draugo reso, ir ten už šio reso visi varė PvP, ten kovės. Aprašymai paliksiu tą reso pavadinimą mano draugo. Ir man reikia maisto, aš žinau, turiu belia kiek maisto, bet man reikia dar maisto. Galbūt būsiu šiek tiek tyliai ant šito vidoso, tiksliau video, nes nekokios nuotaikos esu. Galbūt girdit iš balso, kad esu šiek tiek užkimęs. Mano eksas visai net netam skirtas, bet ok. Ką dar čia jums parodyti? Ir pažiūrim, va, sakau, aš naujokas, tik 17 minučių ir 3 kartus prisijungta. Tai čia buvo 3 kartas, kaip prisijungiau šitą servą. Parašykit į ant šito video bus komentarai jungti, ant ano nebuvo į komentarai jungti, nes pirmas video. Tai nežinau. Dabar gal net balsas susitvarkė pagaliau. Jūs matėt, kas čia per glitchas buvo. Grybiena. O čia augo didžiausias, ne didžiausias, galima ir didesnių grybų pastatyti savo rankom. Bet čia užaugęs grybas, tai... Parašykite komentarus, ar su looting X-u, su looting 3X-u galima padaryti, kad va šitie grybai didesniais kiekiais augtų. Nes jei eina, tai pasistengsiu ant visų servų gauti looting 3, kad daugiau grybų gaučiau. Ir matau, mes to baigsim video. Ne, jokauju, nebus toks trumpas. Bus maždaug 10 minučių. Maksimum 10 minučių bus. Nes man eina 2 minučių kelt. Jūs matot. Grybė aš ateinu. Šiek net padžempinęs. Nesugebėjau. Duok man šitą gėlę. Ok, parašykite komentarus, kodėl aš tos gėlės negaunu, nes aš nesuprantu. Va, pašalinu. Pasimsiu daug gėlių. Nes aš žadu daryti odinius šarvus ir jos dažyti. Labą dieną, višta. Mirk vardant mano gerovės.
Ir dar lovai. Bus daug darbo. Bet ne per vieną video. Taip pat, jei galite, patarkit, kaip man kurti geresnius video, nes aš jaučiu, kad šitas video bus levesnis už aną arba geresnis, nežinau. Gal čia bus geresnis, nes su komentarais bus. Nes šitas video tikrai bus su komentarais. Ai, ne, man Maidanas. Čia visai graži vieta. Gerai, aš ir darysiu ras. Gerai, select left. Reikės po to daryti. Opa. Tada skiria. Opa! Sukūriau iš antro bandymo. Aš atsimenu, aš visą didmestį vargau žiauriai su to resu savo. Gerai, rest IP naujokas. Opa, ir čia kažkur. Ir S. Šo. Ir parašykit, kaip padaryti. Nieks negalėtų iš šitą resą ateit. Arba specialiai nerašykit, kad iš šitą resą galėtumėte ateit, ne? Sakykit tiesą. Ir rašykit tiksliau į komentarus tiesą. Ir... Oi, ką man dabar reikia pasidaryti? Ne, jo, taip pasidaro. Aš nu... Okei, teks pačiam viską daryti. Nebesinaudos aš lietuviu. Gerai. Čia reikia padaryti tokias tvoras. Jo, pas mane kompas yra labai sudėtingas. Tai jau matysit, kaip aš lėtai viską kraftinu. Pas mane triperis yra kompas. Tiksliau aš jį pats paverčiau triperiu. Neklauskit kaip. Tai jau čia greičiausiai atspėsit. O dieve, jau toj video baigsis arba tai gal... Ne, praeiminsiu video. Tikiuosi įsikels. Disbanned. What? Jūs matot? Jūs matot, kaip jie dedas? Čia glitchas kažkoks.
What? What are you doing? Kas čia per? Gaila, kad čia negalima vienu mostu. Nu, kurmi. Gerai, šiandienos darbą kaip ir atlikom. Ačiū, kad žiūrėjot, jei žiūrėjot. Su mumis buvo Herobrinas, jau matot ant Google H raidę, tai čia Herobrinas, čia nesvarbu. Iki susitiksim kitą video, jei jis bus iki.